Šiandien mes čia turime mūsų svetainę. Mums šiandien pasisekė, kad mūsų svetainės matmenys labai dėkingi ir mes galėsime iš visų kampų prieiti, keičiant grindis. Nu, aišku, reikėtų žinoti, kiek reikės mišinio pilt, arba, sakysim, tų biraus užpildo. Būna kyla klausimas dažnai, kaip išsilyginti. Šiaip yra lyginimo liniuotės. Greičiausiai stenduose, kas žiūrėjote į tos televizorius, matėt, kad yra išstatomojos dvi liniuotės ir viena nubraukiamoji liniuotė. Šiuo atveju tai bus labai panašiai. Siena, tai bus mūsų liniuotė, pagal kurią išstatyta pagal aukštį, ir nubraukiamosios liniuotės būdu mes nubrauksim. Lyginti galime biraisiais užpildais. Šiandien mes naudosime Trocken Schutung P, tai yra perlito granulės. Lyginti galima su Brio Schutung DB, tai yra anhidrito granulės. Ir lyginti taip pat galima ir su keramzitu. Tačiau reikėtų naudoti labai griežtos 2-4 mm frakcijos, kas yra labai sunku gauti, nes jeigu gausite nuo 0 iki 6 mm arba nuo 0 iki 10, kas yra 0, tai yra miltai, 10 tai yra dideli grūdai. Ir kai jūs išsilyginsite ypač tose patalpose, kaip koridorius, kur dažnai praeinama, tai gali gauti didesnį susėdimą ir tiesiog grindys netolygiai susėsti. Nu, kitaip tarius, smulki frakcija subėgs tarp stambios frakcijos. Taip. O turėtų būti grūdeliai kuo labiau vienodesni. Taip, ateinam į svetainę, drąsių žingsnių žengiam į jos vidurį ir pradedame pilti nuo perimetro, tam, kad tiesiog mūsų perimetrinė juosta gerai prisispaustų. Tai nuo pat pradžių mes pasipilam, pasilyginam ir taip vadinamąją nubraukimo liniuotę nubraukinėjam. Jeigu kas jaučiate norą pasitepti, tai visada prašom ateiti ir įsidėti šitų pupelių į kišenę. Tai vat, nubraukus mes turim dabar į biškį sutankinti, nes esmė tame, kad po liniuotėm jis yra suspaustas, o tarp liniuočių jis yra labai palaidas. Tai grinai va tokiais lengvais judesiais mes jį prispaudžiam. Mums reikia vėl simboliškai pasipilti. Nubraukdami žiūrim, kad visur brauktųsi pas mus mišinys. Taip. Kaip atitaikiai, ką? Sekantis etapas. Dedam plokštis. Šiandien mes nedėsime dabar demonstracijoje Holzfaserdam Platte, medžio plaušo vatos, tačiau stende tenais matėte. Tai yra medžio plaušo vata, speciali vata, kurios gniuždymas tik iki 1 mm. Tai reiškia, jeigu mes po šiomis grindimis laisvuoju būdu užmestumėme tiesiog betonavimui skirtą grindinę vatą, mes spirokliuotume. Dabar Žilvinai pats montavimas. Kadangi Braun sistema visada montuojasi 2 sluoksniais, kaip montuojasi antras plokščių sluoksnis? Ar turi būti kažkoks prakeitimas? Lengviausias būdas dėti kaip plyteles. Sudėjom plytelę, gavosi toksai kaip kryžius. Tai antros sluoksnio centrą dedam ant to kryžiaus. Kad normaliai lapai funkcionuotų ir turėtų savo tvirtumą, jos reikia sukliuoti pilnu plotu. Tam naudosime klius Braun Kleber. Tada imam antrą sluoksnį. Dedam. Kaip mums pasisekė, ar ne? Visiškai sluoksniai pagal svetainės matmenis. Taip pataikėm su kambariu. Šaudom kas 15-20 cm. Mūsų tikslas yra, kad kabė neišlystų per abu sluoksnius gipso kartono, kad neatsiremtų į mūsų birų užpildą. Tai turėtų būti teoriškai nuo 20 iki 24 mm ilgio. Kabių eina apie 18 vienetų į kvadratą. Tačiau Žilvino geras posakis, kabių niekada nebūna per daug. Ką mums veikti toliau? O toliau mes keliaujame išsirinkti savo grindų dangą. Ką mes galime dėti ant šitų grindų? Mes galime klijuoti ir plyteles, tačiau tik tai 33 ant 33 cm, kol kas tik tai tokius bandymus turime. Taip pat galimos visos plonas klijuojamos dangos kaip vinilas, kiliminė danga, tačiau tada reikalinga įterpti savaime išsilyginančio mišinio N410 bent 2 mm. Mes galime dėti visas plūdriojo tipo grindų dangas, tai reiškia laminatą, plūdresias grindų dangas kaip parketą.